Kam einam? O, tu su pačiu užsisuk. Tai tau duos čiansą, kai yra. Eina, paimsiu tuos. Ten pastarnu. Eina, aš paimsiu. Čia dar kitoks, toks pats. Ja. Kitoks. Nelies buvo parašyta, nei vieno. Čia tau duos šitą. Duos tau čia šitą. Čia gal? Hello. Mau buy Electrica next station. Ką? This way. Ne, tai čia ne. No. Yeah, Electrica next station. We are here number 7. Only here. Number 7. Only here. That way Electrica and that way by walking 2 kilometers. Walking 2 kilometers. Yes. Ah. This way Electrica. When you come back later, you can see here. Ne, suprantu. Tai ką mes čia galime eiti ar ne? Normaliai. Makaloja, ne, supras, ką makaloja, ne? Tai gal to amerikiečių kalbą moka, ne, anglų. Žmonės praėjo. Viską pravažiuoja. Mes eisim į tą bokštą, bet aš čia nematau žmonių visai. Gal neleidžia? Mes galim dabar eiti čia? Tai aišku, va, einam. Einam gal iš pradžių į viršų į šitą. Oho. Va čia tokios didelės dar nemačiau. Tikrai didelė. O šita panaši kaip ten buvo už Hanojaus. O, va, šitas būdas didžiausias. Visada esi savo slypyse. Na. Tai kur dar čia tarp uolų apsupta, tai iš vis čia nei vėjo nieko nėra. Čia... Čia šitas tipo būdos didžiausias Vietname? Leisim tai pažiūrėsim. Bet tai ką kyba į bokštą neleidžia, žiūrėk, nes nei vieno žmogaus nėra. Arba neleidžia lauką. Smilkalų nėra.
Jokingas. Aha, žiūrėk. Fontanėlis. O, blemba, žiūrėk, žuvų kiek. Buožgalių, žuvų. Visokių. Žiūrėk, kokie čia varinėja šimtakojai. O kaip šitie medžiai vadinasi? Jie tokie, tipo kaip baoba, bet tai kokie kieti. Pabandyk šaką nors vieną paimti, pajudinti. Pažiūrėk, kokio kietumo. Reiks paskui paklausti viešbutį, kaip čia šitie medžiai vadinasi, jeigu jie žinos. O čia be vandens toksai va. Aš irgi noriu pažiūrėti. Gerai, tuoj. Drakono laiptai. Paauksuotos būdos. Čia geras. Visada reikia palikti savo batraiščius prie durų. Į vidų šventyklų su batais niekas neįleidžia. Oho, čia tai jau tikrai didelė. Mes buvom ten didelėse, bet šitą tai jau visiškai. Eik tada užriždavo. QR code information. Quý khách về tham quan chùa và đã quyết tâm là cúng dường về chùa 10 triệu nên đã được ghi tên gia đình địa chỉ và lưu truyền tới đời đời, tức là chùa thờ Vạn Hoàng Đặng. Jo. Dydis geras. Sakiau, paskanuoti QR kodą, bet paskui aš nuskanuosiu. Dovilė aprengė. Aš pati apsirengiu.
kol išsiaiškinau, atėjau čia apsižiūrėjau, kaip tik jie atrodo. Sakau. Kai dydis. Neklausim, koks dydis, bet čia kokių. 20-30 metrų kokių. Dydis tai jo. Dova ateisi? Ateisi? Iš metalo. Normaliai. Metalinės jos dova. Iš metalo padarytos. Normaliai. Kažkas darbelio gera idėja. O čia dar nežinom kiek, bet va čia tokių mažyčių va. Tokia truputį kaip 5 delnai, bet jų čia šimtai tūkstančių visur sienose va. Visur, pilna šitų pridėtų. Bet kiek, pažiūrėk, kiek jų čia yra. Žiūrėk, čia kokia daugiarankė. Bet va, žiūrėk, va tai va rodo visur. Tai parodysiu. Geras. Gal nelabai per GoPro matysis. Čia antenas, tas padarai ir susijungi su visai. Aha. Ei. O, čia kažkoks, tai pažiūrėsiu, kas čia per rūsys. A, tai čia dar kažkur dar iš Rusijos ten galima ateiti. O, čia tos kitos šventyklos, kur dabar eisim, ta, kur didelė bokštas. Čia ta kopija turbūt to bokšto. Aš tau užstojau? Jo. Jinai va čia šalia yra. Eisim ten dabar ją. Jeigu įleis. Vietnamietiškai tai tikrai nesuprantam. Nu ką, viskas, einam. Pasivaikščiojam ir gana. Jo, čia vienuoliai gerai gyvena. Va, eisim dabar va į šitą. Bet žiūrėk, debesis kaupėsi jau čia kalnuose.